Sveiki, na ir vėl aš prie laivų ir šį kartą jau prie savo pagrindinio didžiojo laivo. Va tas, kas yra už nugaros. Šaltas pavasaris, bet laikas medinį laivą mūsų jau leisti vandenį, todėl kad mediniai laivai pavasarį jie džiūsta. Štai mano gražuolis. 16 metrų ilgio, 5 metrai pločio ir 18 metrų į viršų. Šiandieną atvažiavome jį prikelti iš žiemos miego. Na ir radome čia, aišku, negerų dalykų. Štai, kas atitinka mediniam laivam. Na, juos reikia laiks nuo laiko padažyti, prižiūrėti. Na ir šiais metais kažkaip tai to dažymo išlindo liktai ir daugiau. O pagrindinė problema tai yra jų noras džiūti ir džiūnant traukti. Matote, va šitie va plyšiai. Taigi, kuo toliau, tuo daugiau šitie plyšiai didėja ir juos reikės visus sandarinti ir dėti vandenį į šitą laivą ir brinkyti. Taigi, pavasariniai darbai jau prasideda ir kada žiūriu šitus tarpus, tai man darosi bloga, nes visą šitą užsandarinti, na, tai yra ką, ne? Čia tai stiebai guli toksai. Pažiūrėkite į sraigto dėtumą. Wow. Wow. Čia vairo piliakas. Daug. Tai va. Taip čia viskas atrodo po žiemos miego. Baisiausia tai yra va šita va vieta ir svarbiausia, aš žinau priežastį. Aš tempiau, metus iš metų tvarkyti šitą problemą, bet šiais metais museu aš jau niekur nedingsiu ir reikės šitą problemą tvarkyti. Taigi, nuimsime šitus tentus, atidarysiu laivą, kad jis pradėtų kvėpuoti, pažadinsime iš žiemos miego, na ir pradėsime jau jį tvarkyti. Taigi, laukite žinių toliau. Taigi, laivą nurengiam. Eina, pasižiūrėsim, kaip jisai išsilaikė čia per žiemą. Jo, nu va šitas dalykas, tai man akis bado. Bet nieko, kažkaip tai sutvarkysim. Nieko čia baisaus. Galbūt šį pavasarį galbūt perdažys aš jį visą. Bet vat kokia bėda. Na šalta. Sninga dar šala. O kas mane iš tikrųjų bėsina. Na tai va šitie va plyšiai. Kiekvieną pavasarį. Na nieko, tam yra vaistų. Taigi, lipam į laivą, pažiūrėsim, kaip jisai čia mum peržiemojo. Taigi, čia va guli spinakirgikas. O čia va guli krotogikas. Įsivaizduoju, žiūrėkit. Jis ten laivo gale beveik 7 metrai. Įsivaizduojat būrių dydį. Tai va, pavasarį išlenda visos grožybės. Bet kas čia, man tai pavyzdžiui, čia yra grynas malonumas dirbti, todėl kad ateina pavasaris ir atšyla oras, dirbti prie laivo. Oi, tai fantastika. Tai va, vėjai nubrozino čia per žiemą tokius va dalykus, bet čia jau sutaisyti, padažyti, tai yra tiesiog baika. Čia reikės patvarkyti jau lakai nusilupo. Tiesiog vat tas lakas turi tokią savybę nusilupinėti. Na, bet jisai duoda ir grožį. Tai šiais metais nežinau. Galbūt lakuosiu, o galbūt ir ne. Nes praeitais metais padariau tokį eksperimentą ir padariau visai kitą spalvą. Tiesiog tokiais dažais nudažiau. Dabar čia yra purvina, nesimato tikrosios spalvos. Bet iš tikrųjų tai labai gražiai. Tai gal daugiau aš ir nelakuosiu. Tiesiog paliksiu taip kaip yra. Su šitais dažais. Klausimas, iš kur man pribiro šitų žemių. Tai
Va čia yra problematinės vietos, tikros problematinės vietos. Dabar kaip pavadinti šitą falšbortą? Tai falšbortas, o čia yra vantai. Ir įsivaizduojate, vantai yra po 18 metrų ilgio, tokie kaip piršto storio trosai. Ir kada lyja, jais teka vanduo, skverbiasi va pro šitus va tarpelius, kurie čia yra. O čia va tai ypatingai ir pūdo tą medieną. Ir va čia, nuo čia iki ten, iš tikrųjų va šitą atkarpą, metras ar pusantro jau yra supuvę, nes varžtai jau nebelaiko. Ir va matote, kas pasidarė. Ir nuo laiko aš čia vis patvarkau, bet šiemet jau reikalinga bus padaryti kapitalinį remontą. Taigi ir darysiu. Ir va, kaip manėte, ana pusė, kur dažai nusilupė, tai yra būtent va šita va vieta. Ten, kur skverbėsi vanduo. Va, kas gaunasi, kada bėga vanduo ir skverbėsi ten žemyn. Tai jeigu pažiūrėsime ten iš anos pusės, tai va ta drėgmė persiduoda jau ir į borto lentas. Taigi va teks pjauti čia, atidarinėti ir keisti va šitą falšborto balkį. Žiūrėsim, kas ten gausis. Tai va toksai darbelis, nei menkas, nei didelis, tiesiog einamas darbelis. Na, nežinau, ką aš čia įdėsiu, ką rasiu, galbūt maumenį, galbūt raudonmedį. Čia matau buvo raudonmedis, nu aš galbūt įdėsiu arba galbūt maumenį, nes jokio skirtumo nėra. Mano amželio tai lada laikys. Kai pakeisiu, tai dar 50 metų laikys, o aš 50 metų tai jau tikrai negyvensiu. Taigi, taip atrodo mūsų gražuolis. Toks dydis. Taigi ir su šitu laivu tai jau visiškai kita kategorija plaukimo. Aišku, tokio adrenalino jau nepagausime, kaip pat pagavom su to plasmasiniu, kur demonstravau tuos plaukimus žiemą. Čia jau visiškai kas kita. Nors iš tikrųjų, kai tuose tuneliuose pagaunu aš šitą gūsį, tai ir šitą laivą užveržia taip, kad ojojoj. Štai taip atrodo kopkitas. Na, dabar minkštoji dalis išvežta namo, čia kai kurios dalys liko. Čia mūsų gyvenamoji kajutė. Sudėjau žiemoti burės. Na, žodžiu, ir visus rakandus. Taigi, matyt, rytoj grįšim. Viską valysimės, darysimės. Ir pradėsime remonto darbus. Ir paskirsiu galbūt savaitėlę, galbūt šiek tiek mažiau, nes savaitgalį noriu jau šitą laivą leisti į vandenį. Nes va šitas laivas yra mūsų tikrasis laivas, arba kaip sakant, antrieji namai. Taigi, tęsinys netrukus. Na ką, šiandieną ta diena, kada mūsų laivas skris į vandenį. Ir jaučiuosi nusikalęs, nes iš tikrųjų tas sumautas švediškas oras tai veda iš proto. Žinot, čia kas yra. Švedijoje nėra pavasario, nėra to gražaus pavasario kaip kad Lietuvoje. Čia, pamenate, video pradžioje aš sakiau, kad čia šalta, negaliu šito laivo remontuoti ir kiek čia prabėgo savaitę laiko. Tai prieš savaitę laiko čia dar buvo sniegas, o šiandieną jau turime 25 laipsnius karščio. Ir va to laivo, ką aš čia žadėjau susiremontuoti, taip ir nepavyko, todėl kad tada buvo per šalta, o dabar jau daryti kažką yra per karštą, nes kai rodžiau, tie plyšiai iš vis tragiškai pradėjo plėstis, todėl nieko nelaukia, šiandien nutarėm jau jį kelti. Taigi, štai kiek išėjo, užsisandarino už tuos plyšelius visus, kiek išeina, net antifulingų neišėjo uždengti, nespėjo uždengti laivo, bet ačiū Dievui, jisai šiais metais gyvens gilam vandenį, tai tas antifulingas nelabai reikalingas. Antifulingas tai yra tokia nedažai, tai yra tiesiog tokia danga, kurios bijo visi vandens gyvūnė, flora ir fauna, nelimpa prie jo. Ta prasme, bet jeigu tai būtų sūrus vanduo jūroje, tai tada aš turėčiau didžiulę bėdą. Taigi, dabar tai ką, aš tik tai užsisandarinau šitus dalykėlius, tuos tarpelius, yra be abejo
padažiau aš tą laivelį, čia pamenate, buvo atsilūpę dažai visokie dėl to borto kiauro, drėgmė ėjo tiesiog į bortą ir dažnai atsilūpinėjo. Na ir tiesiog padariau va tokį paruošiamą į darbelį ir šiandien kelsime į laivą, į vandenį. Taigi štai dabar svaistę laukiame traktoriaus ir prasidės stresas. Stresas kodėl? Na, aš jums parodysiu, kodėl stresas. Tai kai tokia machina tempia fūrą, nežinau su kuo jis atvažiuos, su fūra ar su traktorium ar su kažko, na, tiesiog baimė, kad tas laivas neapvirstų, nes jeigu jisai apvirstų kažkur, tai neduok tu Dieve, čia būtų viskas šakės. Na, o po to kranas jį pakels, suks ir bandys dėti į vandenį. Na ir kai tu matai, kai tokie dalykai atsitinka su tavo laivu, na iš tikrųjų nuo adrenalino kiekio gyslos sprogsta. Bet tai čia ne viskas. Paskui prasideda tas košmaras, kuris tęsiasi 3-4 valandas. Košmaras tai yra tada, kada laivas pradeda skęsti, todėl kad per tuos visus plyšius, ką aš rodžiau, pradeda sunktis vanduo per visus. Ir čia siurbėsi tonos vandens į laivo triumus. Taigi šitoje svečių kajutėje aš įdėjau vieną pompą ir ta pompa pumpuos vandenį štai per šitą iliuminatorių. Ten viduje įdėjau tokią mažytę pompytę, kuri pajungta per vamzdyną, eina tiesiai per lietaus nutekėjimo vandenis, jisai dirba nuo 12 voltų. Čia bus dvi pompos, viena pompa nuo 220, kuris taip pat pumpuos vandenį lauk, o tenais matosi balta va šita va, tai yra pagrindinė triumo pompa, kuri visą laiką čia gyvena ir išpumpuoja vandenį. Na ir ten gale įdėsiu dar vieną pompą. Taigi dabar laive yra toksai bardakas, todėl kad sukišta viskas bele kaip. Kaip ir minėjau, gavosi taip, kad vis laukiam to momento, kada mes galėsime jį pasiremontuoti, bet tas momentas taip ir neatėjo, tiesiog atėjo. Šiandien atėjo vasara po vakarykščio žiemos, na ir viskas. Ir nenori turime mes keliauti į vandenį, nes kitaip laivas perdžius ir bus didžiulė problema. Taigi, su nerimu laukiame to momento, tai įvyks jau už valandos 2. Taigi, veiksmo bus šiandien per akis. Na, va štai ir prasideda tas stresas, apie kurį aš kalbėjau. Jūs pažiūrėkite šito sąstato ilgį, čia yra tiesiog pizdėts. Oi, ne. Mano važiukas važiuoja jūrą. Nu ką, ir mes paskui. Mes pizdukai tokiuose lenktuose posūkiuose. Zavykas dar pristempia. Ne, rusiškas čia karinis, švediškas, ne. Ja, čia toks pats vaizdas, kada čia, blėt, dangoraižį, blėt, temptų, kurva. Blėt, va tokie posūkiai, tai manęs silpna darosi. Ir žinot, kodėl aš negeriu validolio? Todėl, kad validolis ir karvalolis čia, blėt, jau, oi, blėt. Bet karočią, tas švedukas, kuris va tempia mūsų tą laivą, tai jis nenormalus, bet aš netempčiau šitą. Nu, tu man mokėk, kiek nori, aš jam netempčiau. Vaina. A, jam pochu. Ja. Per miestelį va savo važiuojam. Aš tai parduotuvė mūsų įka. Eina šiek tiek. Ir kaipgi tu nepergyvensi, nes čia
čia ne tai, kad yra laivas, tai ne tai, kad yra mūsų pramoga. Iš tikrųjų, tai yra mūsų namai, nes nuo šiandieną dabar iki spalio galo mes jame gyvensim. Tai vat pusę metų mes gyvename. Čia yra mūsų namai. Brač. Ir mūsų gyvenimas. Žinot, mes viską atiduodame šitam laivui. Bet šitas laivas viską atiduoda mum. Tai, kai jisai gali atiduoti, jisai gyvena tiesiog duoda tą džiaugsmą, kurį gali duoti tik tai laivas ir tik tai šitas laivas ir niekas kitas daugiau pasaulyje. Tai kaipgi jo nemylėti, kaipgi nepergyventi. Dar vienas, blėt, posūkis, kuris man infarktą įvarys. O dabar čia turėsim leisi žemyn. Na, ir čia pernai, kada kilome aukštyn, užstrigo. Ne. Ir galvoju, kad man širdis iššoks. Tai tikėkimės, kad viskas bus gerai. Kad viskas bus gerai. Viskas bus Labas? gerai. Zuroką atvežame, atsargiai nešim. Viskas bus gerai. Jo, prie Gabrielos namų. Viskas bus gerai. Viskas gerai. Viskas bus gerai. Net. Net balsas treba. Blet, tenais nežiūrėjau, nes toks... Blet, o kodėl jis nevažiuoja? Eik tu nahu. Nepralindo, to išgelbėsim, nepralindo pro šniūrus. Štai ir pastrigom. Nepaskaičiavom stogelio ir lempos dydžio. Bet galvoju nieko blogo. Kol kas. Linai tai širdis dreba, bėga gelbėti savo laivo. Ir atrodo, tiek netoli liko. Jau buvome visai prie pat. Štai ežeras ir ten mūsų kėlimo vieta. Štai. Gelbimo operacija vyksta toliau. O, atsargiai, pasitraukit vaikai. Up. Ai. Vaikai pasitraukit. Vakarė pasitrauk. Vos to toj Titanikas. Na, štai laivukas saugiai privažiavo prie krano ir kelsime jį ant vandens. Partizanas mūsų ten taip ir stovi. Aš sakau, čia streso, tai čiut neapsitrėžiau kalašką, blecha. Kaip sakiau, specialiai tenais nevažiavau į tą posūkį po to va tiltų, nes aš nežinau, ar matosi, yra tokia nuokalnė ir staigus posūkis ir ten laivas susiskersuoja, tai žopa. Tai aš čia laukiau, čia galvoju, nufilmuosiu, kol išlys. Ir pys girdžiu, kažkas atsitiko. Nacher.
Tai ačiū Dievui, kad tiesiog laivas buvo per aukštas ir užsikabino su tuo už tų laidų. Tai va, na, kokia čia situacija. Reiškia, šitam laivelį nuims stiebą, patrauksim jį laivą iš čia ir mūsų eilė. Ir tada prasidės tikras stresavimas. Nes visą tai, kas buvo dabar, tai buvo niekis. Nu ką, mūsų laivas pakyla skrydžiai. Širdis kai dreba, kad žinotumėt. Bet tai čia nieko, kas prasidės, kai mes jį įleisim į vandenį. Tai pirmas 3 valandas pompos pumpuos maždaug po 40-50 tonų vandens per valandą. Tokie galingumai yra pompų sudėti. Ir tiek jisai čiulpia vandens per tos visus tarpus. Klausite iš kur? Na, todėl, kad laivas sveria 20 tonų. Ir įsivaizduokite, kokiu spaudimu. Tai reiškia 20 tonų spaudimu slėgių per tuos visus tarpelius pučia į triumą. Na, taigi, žiūrim toliau. Na, štai laive. Laivas jau vandenį, liežuvis pinasi nuo nuovargio. Ir veikia tik tai 2 pompos. Štai viena matosi prie bėga, šita tuščia. Ir iš anos pusės turime originalią triumo pompą. Štai šita. Tai iš viso reiškia per valandą iš vietoj tikėtųsi 40-50 kubų per valandą. Dabar išspjaus maždaug tik tai 15 kubų vandens. Pasirodo, aš gerai užsandarinau. Tiesa, pirmą kartą man tai pasisekė. Gal todėl, kad žiema buvo labai šalta ir staigiai vasara atėjo ir aš neleidau tiem tarpam atsirasti ir po to įdėjau energijos juos susandarinti. O gal pas laivas man atsilygino ir galbūt, sako, užtenka grynai tauto streso. Ir iš tikrųjų aš jau galėčiau jį palikti vieną gyventi, pajungus prie elektros nuo kranto ir atjungti šitą vaikštynę, petnešas. Bet dėl visą ką galvoju dar iki ryto paliksiu šį kabėti vandenį. Tiesiog dėl visą ką. Mažai kas gali atsitikti. Visokių fokusų gyvenime pasitaiko. Tikėtasi audra pranyksta, tikėtasi potvynio neįvyksta, o kitą kartą gali ir įvykti tai, ko tu niekada nesitikė. Tai bet vis kiek einam pažiūrėsime. Ir einame čia. Einame šitą triumą. Taigi, šita pompytė, matote, dar net neapsimta. Šiaip tai visą laiką būdavo, kad čia daugiausia vanduo renkasi, bet šią žiemą šį kartą laivas stovėjo taip, kad jo galas buvo uždengtas visą laiką pavėsyje, tai todėl saulė neišdžiovino būtent jo laivūgalio, o išdžiovino priekį. Taip ir čia neleidžia, o visą laiką turėdavo leisti būtent per čia. Čia būdavo tragedija. Tai šį kartą čia tragedijos nėra. Einam žiūrėsim, kas toliau. Yra. Opa. Taip, čia net nėra ką žiūrėti. Gal paskui ir pažiūrėsim. Na, einame į čia. Taigi, čia pagrindinis yra triumas. Taigi, dabar dirba pagrindinė va tavo triumo pompa. O siurblys papildomas, jisai neveikia. Na ir einame į patį laivo priekį. Na ir štai va čia, va, matos, yra problemėlė. Bet būtent čia. Tai čia dirba šitas siurblys. O va čia va jau vanduo. Matot, čia va yra pertvara. Tai va čia lygis va toks vandens. Per ją verčiasi va ir bėga čia. Reiškia, problema šiais metais yra kažkodėl tai priekis. Na, bet ir aiškinau, kodėl priekis. Todėl, kad būtent per priekį davė saulė šiais metais ir išdžiovino priekį. Būtent, tai va dabar čia visas antplūdis
ir yra čia. Na, kaip sakant, ir ačiū Dievui. Nors kažkas tai man pasisekė, nors šiais metais man labai pasisekė. Pamenate, aš buvau užstrigęs toje saloje, kur pūtė audra, žadėjau jums audrą ir karuselės, bet kai išėjau į tą vietą, kur turėjo būti tos karuselės, audra nurimo, net liūdna pasidarė. Tai vat, kai būna taip, kai dingsta tikėtusios audros, kurių tu tikėjaisi ilgesnį laiką, nesidžiauk. Tik gyvenimas, likimas tau parūpino tokį nuotykį, kurio tu tikrai nesitikėjai. Taip kad viskas yra super. Reiškia, šį vasarą žada man didžiulį nuotykį. Tokio, kokio aš nesitikėjau. Taigi ką, gal dar būtų iš ryto padarysiu dar vieną vidiuką apie tai, kaip mums čia pasisekė tą laivą išbrinkinti. Madam, vakarė, pamojuok mūsų žiūrovam. Taigi, rytoj dar vieną video padarysiu, pažiūrėsiu, kaip čia išbrinko laivas, neužbrinko. Na ir plauksim į kelionės. Ne, tiesa, dar reikės pastatyti stiebus. Stiebas guli dar čia. Ir reikia dar suremontuoti. Na, reiškia, dar kažkur tai už 3-4 dienelių plauksime jau į pirmąją kelionę. Ir reportažas bus iš laivo pabūrėmis atviroje jūroje. Taigi, čiau draugai. Iki. Taigi, dar vienas rytas. Vakare įkėlėm apie 5 valandą vakarą. Na ir štai, o šiandien aš jį atjungiau nuo lašalinio, ta prasme šitą medinį laivą, ir jis jau pradeda gyventi savarankiškai. O štai atrodo tie 2 mano laivai. 2 gražuoliai, blemba. Na, o medinis laivas, tai žinote, jisai iš tikrųjų yra tai kaip mažas vaikas, kurį reikia išmokinti gyventi. Kai mažas vaikas gimsta, jisai pats savarankiškai gyventi nemoka, jį reikia išmokinti, mažiuką vesti per gyvenimą už rankutės, kol jisai išmoksta gyventi. Tai medinis laivas yra taip pat, tik tai tiek, kad jisai gimsta kiekvieną pavasarį ir be žmogaus pagalbos jis savarankiškai negalėtų išgyventi. Jeigu tu įmestum į vandenį, jis tiesiog paskęstų. Todėl medinis laivas jisai kiekvieną pavasarį vis gimsta iš naujo. Ir va, žmogus tas kritinės valandas, kritinės dienas praleidžia su tuo laivu. Ir va čia užsimezga tas neapsakomas, nenusakomas ryšys, gal kaip tarp tėvo ir savo vaiko. Dėl to žmonės medinius laivus taip myli. Na, o štai čia stovi irgi va, buvęs mano laivas. Ta Albinega apleista kažkada buvusi, kada aš tos videos rodžiau, kur žiemą aš su ją keliavau. Na, dabar keliausime štai su šituo. Vat tas sumautas švediškas oras. Vakar švietė saulė, buvo 25 laipsniai karščio, o šiandieną lyja ir tik tai 5 laipsniai šilumos ir aš turėjau daryti stiebus, paruošti, bet negaliu. Viskas sulijo, šalta, na ir aš turiu dabar sėdėti čia laive ir laukti gero oro. Tai tą progą einam pažiūrėsime į tą laivo vidų, nes ateinančius 5-6 mėnesius viskas vyks tik apie šitą ir šitame laive. Taigi, štai yra mano darbo vieta, gyvenimo vieta. Čia yra kapitono vieta. Čia yra instrumentika, kompasai, gilmačiai, greitmačiai, visa velniava, kuri reikalinga. Čia yra, kaip čia jisai dabar vadinasi, radaras, kuris rodo artėjančius laivus, debesis besikaupiančius ir taip toliau. Čia turi būti, dabar aš jo dar neįdėjęs, didelis ekranas, na, ta prasme, visą šitą žemėlapis. Senoviška racija, tokia faina, aš jos nekeičiu, tiesiog, kad man prikolina. Na, čia padrulkė vadinamas,
priekinis sraigtas, kuris laivą gali žyti čia stumti arba žyti čia stumti. Čia yra sraigto padėtis. Kada plauki su burėmis, tu gali reguliuoti laivo menčių padėtį, kad ar jisai greičiau plauktų, ar jisai lėčiau plauktų, arba kad nesipriešintų, kai tu buriuoji. Čia yra inkaro pakelimas, nuleidimas. Taigi, ten slepiasi variklis. Čia dar visko nesudėjau, tiesiog lyja. Prasme, čia turi dėtis minkštos dalis. Čia dedasi stalas, kurio mes iš tikrųjų nenaudojame, va tokį va paprastuką pasėmėm, nes šitas didelis, toks gremėtiškas, aišku, jisai gražus ir visa kita, kada didelį balių darom, kada čia susirenka kompanija, tai aišku, pasidarome šitą didelį stalą, bet šiaip naudojame tą mašiuką. Taigi, einame dabar į svečių kajutę. Štai, čia dabar visokių rakandų sudėta, būrės sudėtos, pagalės patalinės, va tas stalas, kurį minėjau, visokių šautuvų čia, meškerių, na, visa ko reikia. Šitoje kajutė gali gyventi 6 žmonės, todėl kad ir tiek šita lova, kaip ją čia pavadinsime, tiek šita, jos yra tokios dvigulės, nu ir ten 2 žmonės nestori galėtų gyventi. Čia dar buvo dar viena, matote, lova, bet aš ją jau nuardžiau, todėl kad, na, čia jau nebuvo vietos ir niekada čia tų žmonių aš stengiuosi, kad tiek daug nebūtų. Tai va, tai čia yra svečių, sakykime, kambariukas. Tie svečiai turi savo nuosavą tuliką, turi savo nuosavą kriauklę, kuriame yra ir šaltas, ir šiltas vanduo, veidrodį moteriam pasigražinti ir vyram į save pasižiūrėti. Na ir viskas, ko reikia. Eliminatoriai. Na, žodžiu, tiesa, čia taip pat tas ortakis, kur iš vebastas pučia šiltą orą ir čia būna šilta. Nors iš tikrųjų vasara tai čia yra pati geriausia kajutė, todėl kad jinai yra pati vėsiausia. Taigi, einame dabar į pagrindinę gyvenamąją, sakysime taip, patalpą. Nenoriu kalbėti jūriniais terminais, todėl kad žmonės, kurie su jūra neturi nieko bendra su laivais, tai tiesiog nesupras, apie ką mes čia kalbame. Taigi, čia mes gyvename. Čia dabar mes miegame. Šitas stalas, šitas kampas, jisai transformuojasi, nusileidžia stalas ir pasidaro toksai, va tokia lova, kur mes su mamyte jau ir miegame, todėl kad iš tos kajutės vaikai mumi išvijo. Taigi čia visokių spintučių yra, čia šitą vietą labai mėgsta mano draugai svečiai, kaip ateina, tai jie stengiasi čia sėdėti arčiau, nes čia jie randa visokių gardumynų. Taip, o čia viskas tas, kas priklauso, turime šaltą, karštą vandenį, turime elektrinį virdulį, turime elektrinę dujinę, turime taip pat orkaitę, kurią galima kepti picas, kugelius, vėdarus ir kažką tai. Indauja su visokiais rakandais. Nu, žodžiu, čia vat mano likutis dietinės sriubos. Čia turime šaldytuvą, kuriame yra sudėtas maistas. Vat ką aš valgau, tai žuvytę, kiaušinukus, šiek tiek mėsytės ir daug visokių vaisių ir daržovių, nes svorį metu. Per 2 mėnesius aš dabar numečiau, na jau ne per 2, jau galbūt sakysime, gal kokie 3 mėnesiai, apie 20 kg. Tai va. Taigi čia visokie dalykai. Čia turime jau mūsų tualetą ir mūsų dušą. Tai čia yra dušas, čia yra tulikas, pilnai elektrinis, jeigu paspaudė, vaikas išbėga. Čia, jeigu reikia dantis įsiplauti ryte, čia va tai pasidaro, persikabina, nu, žodžiu, va tokie apsiprausimai, va tokie va dalykai yra. Čia moteriškio visokie kvepaliukai, šudukai ir taip toliau. Taigi, na, o čia, čia tiesa dar spintos visokios yra, kur galima prisidėti visokių dalykų ir nedalykų. Čia tos pompos sudėtos. Čia aišku užgrūsim, kada jau pradėsim gyventi laime, užgrūsime visokiais rakandais.
reikalingais ir nereikalingais. Taigi, čia buvo mūsų kajutė su mama, bet vaikai mami dabar kažkodėl tai išvyjo, bet aš dar čia mėgosiu šią naktį už tai, kad, aš turiu būti tam laive, nors jisai jau yra atjungtas nuo lašalinių, kaip sakant, ir nuo vaikštynės, jau paleistas į laisvę, bet maža ką, dar pompa be perstojo dirba pagrindinė, tai maža ką gali atsitikti. Žodžiu, dar aš čia pabūsiu. Čia yra šaldytuvas kitas, čia jis skirtas yra va tokiem visokiem gėrimam, kaip alučiam ir šaltiem visokiem gyviem gėrimam. Tai į tokias keliones aš jumi ir kviečiu patirti, važiuoti ir patirti visus šitus nuotykius, ką patiriu aš. Ir turbūt dažnas manęs klaus, ar man būna neliūdna. Tai užbaigiant šitą reportažėlį apie laivų valkatų, kaip čia nesusikoncentruoti, telefoną nemoku laikyti. Žodžiu, klausia manęs, ar man neliūdna. Ne, žinokit, žmonės, man iš tikrųjų labai neliūdna keliauti ir būti vienam. Aš iš tikrųjų labai dažnai ieško vienatvės ir man tikrai patinka būti vienam vienumoje. Ne todėl, kad aš neturiu draugų ar dar kažkokios priežastys, ne, visiškai ne. Tiesiog žinote, kada tu išeini į jūrą, ypatingai tada, kada aš šią žiemą plaukiau vienas tarp ledų ir ledai užstojo man kelią grįžti namo, o aš neturėjau varikliuko, nes tas varikliukas elektrinis, tai čia yra tiesiog, galima sakyti, kad to tenais ir nėra. Ir žinote, tada tu susilieji su gamta. Tu išliksi ar neišliksi šioje žemėje, toje šaltoje jūroje, priklauso tik tai nuo tavo sprendimo ir nuo tavo valios. Todėl, kad kiekvienas padarytas blogas sprendimas tau bus pražūtingas. Ir tas man iš tikrųjų mane ir veža, kada tu pats esi savo Dievas. Taip, Dievas, nes tik nuo tavęs, nuo tavo sprendimo priklausys, ar tu grįši namo, ar negrįši namo. Ir tuo būdu ten, būdamas vienas tokiuose iššūkiuose, aš patiriu begalę daug nuotykių, išgyvenimų, džiaugsmų, nelaimių, visą kitą. Ir todėl aš ir stengiuosi būti vienas, kad sugrįžti šituose prisiminimuose. Kai aš būnu vienas laive ar kažkur, tai aš nebūtinai kur nors plaukiu. Ne, aš tiesiog atsinešu galbūt butelį vyno ir tiesiog būnu. Tiesiog tylėdamas galvoju, skęstu prisiminimuose. Aš kaip sakiau, mano gyvenimas buvo labai audringas, ten buvo visko. Buvo kalėjimų, buvo mirčių, buvo daug kraujo, buvo meilės. Buvo visko. Aš išgėriau visas gyvenimo spalvas, pajutau visus skonius. Viską, tiesiog viską. Ir todėl šiandieną aš galiu sulyginti. Žinote, kai aš kentėjau skausmą, tai aš žinau, kas yra palaima. Kai aš badavau, aš žinau dabar maisto skonį. Aš kai buvau išduotas, aš žinau, kas dabar yra ištikimybė. Kai manęs mama nemylėjo, aš žinau, kas yra meilė. Aš daug ką žinau ir galiu sulyginti. Todėl žmonės gimę turte, kada jie ant savo kailio niekada niekas nėra patyręs jokių negandų, jie iš tikrųjų yra nelaimingi žmonės, nes jie nežino, kas yra iš tikroji palaima. Tai todėl aš ir mėgstu būti vienas. Aš sugrįžtu į tuos sunkius, baisius laikus, į tuos 90-uosius, į tuos tarybinius laikus. Ir visą tai aš išgyvenu iš naujo, pergyvenu visą tai ir aš iš tikrųjų kaifuoju. Tai aš dabar sėdėsiu dar kelias dienas šitame laive ir aš skęsiu savo prisiminimuose ir tiesiog kaifuosiu. Bet žinote, kažkada tai aš buvau toksai pats kaip ir visi žmonės. Stengiausi būti toksai kaip visi. Stengiausi gyventi taip, kaip gyvena visi ir daryti tai, ką visi daro.
Nes mama ir tėvas ne taip, mama ir mokytojai ir bendraklasiai visi man sakydavo, kas tu esi toks, kodėl tu nenori būti kaip visi, tu kažkoks tai trenktas, tu kažkokius darai kažkokius dalykus. Ir žinote, aš stengiausi daryti tai, ką daro visi kiti, gyventi kaip gyvena kiti ir dalykus daryti tokius, kokius daro kiti. Ir žinote, man tas laimės niekada nenešė. Ir tiesiog vieną dieną aš pasakiau, pašly visi nahu, aš dabar darysiu tai, ką aš noriu daryti. Ir va tada atėjo pas mane ta didžioji gyvenimo palaima, nušvietimas, apšvietimas, aš nežinau kaip tai pavadinti. Tiesiog, kada nustojau pergyventi dėl to, ką apie mane pagalvos kiti ir pradėjau daryti tai, ką aš noriu daryti, tai ir laimėti. Ir tada pas mane viskas atėjo. Aš sukūriau šeimą ir gyvė nuostabės dukrytės ir mes dabar gyvename taip, kaip norime gyventi. Mes tiesiog gyvename. Ir kada aš sakau, kad aš nedirbu, tai nesupras, jūs dažnas mane supranta klaidingai. Va žiūrėkite, kai paklausi žmogaus, o ką tu gyvenime veikia, jisai sako, aš dirbu. Ir iš tiesų jisai dirba bankui, dirba mokesčiam, dirba savo naujam automobiliui, atsiprašau, ir jis neturi laiko gyventi. Jis neturi laiko, todėl kad jisai visiems skolingas yra, jį visi spaudžia. Visur jis turi pritapti prie kitų, būti toks kaip kiti, visi viską turi ir tas žmogus nori viską turėti, kad tiesiog neišsiskirti iš šitos pilkos masės. Na, aš padėjau skersant visų šitų, man šito daugiau nebereikia, aš dabar gyvenu taip, kaip aš noriu ir man nusispjauti kitų nuomonę, suprantat. Ir tai nereiškia, kad aš nedirbu ir mes badaujame, mes nebadaujame. Žmonės, mėlyjei, mes labai gerai gyvename, mes gyvename taip, kaip jūs ne vienas negyvenate. Na, gal ir gyvena tokie atsiskyrėliai, kaip aš, tai aš atsiskyrėlis esu. Kodėl? Mane vadina dažnai marginalu ir aš to didžiuojuosi, suprantat, kaip aš jau ir sakiau. Sistema tokių kaip aš ir dauguma žmonių tokie kaip aš, jie mūsų nemyli, todėl kad mes spjovė visą šitą sistemą į bendrasias taisyklės, mes sugebame gyventi geriau, taip kaip jie net negali pasvajoti. Dėl to mūsų nemyli. Mums pavydė. Atsiprašau, peršalau matytą. Na, nesvarbu, kaip ten bebūtų. Tai va, aš savo esu stichijoje. Ir kviečiu jūs pajausti tai, ką jaučiu aš. Tiesiog iš tikrųjų, galbūt kartais raskite laiko, tas kelias dienas, atvažiuokite, praleiskite su mūsų šeima tas kelias nuostabias dienas be darbo, be įsipareigojimų, tiesiog be jokio tikslo, tiesiog pagyvenkite. Ir jūs tą prisiminsite visą gyvenimą. Ir nustokite galvoti, ką apie jumi pasakys kiti. Niekam jūs neįdomu, žinokite žmonės. Niekam. Ar tu gyvensi gerai, ar tu gyvensi blogai, vis tiek įlipsime mes tą pačią 2 metrų duobę. Ir iš šito gyvenimo mes išsinešime ne pinigus, o tik tai atsiminimus apie tai, kaip mes gyvename. Nei vienas prisiminimuose neprisimena, kaip jisai dirba. Jisai prisimena tas kelias, galbūt girtas minutės, kada jisai darė kvailystės ir jautėsi laimingas. O štai ir yra čia gyvenimas. O darbas tai yra velnio išmislas. Taigi, užtek čia pasakoti savo demagogijos, bet tokia mano gyvenimo filosofija. Taigi dar viena mano gyvenimo diena baigėsi. Iki draugė. Oi, kokios juodos rankos. Reikia įpraus. Čia.